Ką čia darai? Oho. Kur tu išeini? Geltona! Nėra! Jej! Dar 5. Bum. Mes darėm tešlą. O ką su tešla darysim? Nežinau. Mes darysim koldūnus. Koldūnus. Taip, esi daręs koldūnus? Taip. Eik, sakė, kada tu darei? Padelį padok, taip. Aš įpilsiu. Aš palaikysiu. Oho. Taip, atneši biškai druskos, gerai. Ką mes darom? Koldūnus. Kokia tešla? Vau! Gumuliuką padaryk. Perkelk jį dabar visą. Kelk. Vers. Upsi. Taip, verti ir spaudi, verti ir spaudi. Okei. Tik kiek spausti ranką. Tada apverti. Nu, ateities žmona Leonarda mums padėkos. Nu, biškai dėkui. Galim pabėrti, tu žiūrėk biškai. Aš irgi pabėsiu. Biškai. Klaidom. Nu, kočiok. Nebereikia. Nu, kočiok. Kočiok. Susidėk. Duok. Dabar dar nereikia. Čia. Labas rytas. Taigi dabar ne rytas. Ai. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, papasako, ką mes darėm. Mes darėm koldūnus. Tai pirmą kartą tu darei ar... Pirmą kartą. Gerai, ir kaip tavo šiandien dieną sekėsi? Gerai. Ką tu šiandien veikiai, papasakok nuo pat ryto, kai atsibudai? Aš dėjau koldūnų. Kai tik atsibudai ryte, kad tu atsibudai, tada įpraustus. Ne, aš išnauju. Aš atsibudau, ėjau paustis, ir tada ėjau nustatyti šliukas, ir tada aš ėjau jauką, ir tada aš ėjau magot, ir dar atsigėriau, nusipausiu, ir tada aš eisiu. Ėjai daryti koldūnų? Ką? Ėjai Ne, daryti. aš ėjau į koldūną dėję dabar. Matai? Saka, matai? Nu, įdėsi man? Tu įdėjai. O tu nori greitinės? Labas rytas. Šiaip jau 3. Nuėjome man briketus. Tikiuosi gerai mane girdėsit, bet šiaip pastaruoju metu nesijaučiu aš labai gerai. Tikrai nesijaučiu aš labai gerai, labai prastai jaučiuosi emociškai. Tiesiog kiekvieną dieną aš galvoju apie tos visus atsinaujinimus. Galvoju, kad man liko gyventi 5 metai. Aš nežinau dabar šiuo metu galbūt čia kažkokia tai žieminė depresija, aš nežinau kaip susitvarkyti su savo mintim, aš nežinau ką daryti, nes šiaip aš pozityvus žmogus, kaip jau mane žinot, ir esu aš pozityvus, bet aš nežinau kaip susitvarkyti dabar su to mintim, nes Leonardas prie manęs prieina ir sako, mamytė, ar tu jau pasveikai, kaip aš džiaugiuosi, kad tu grįžai, daugiau nebevažiuok. Ir aš sakau, taip, aš esu sveika, aš daugiau nebevažiuosiu ir aš esu sveika, nes man jau viskas šoparuota, bet aš kartais palūžtu, pradedu skaityti internetą ir ten tada pradeda rašyti, kad
50% atsinaujina, tada nėra labai didelio tolimesnio gydymo, aš labai bijau to tolimesnio gydymo, aš labai bijau, kad neatsinaujinsiu, aš stengiu savo tai negalvoti, bet patys suprantu, kad kartais tiesiog neišeina. Kartais tiesiog neišeina ir aš tokiai stadijai, kad mane viskas erzina, man viskas blogai šiuo metu. Nu, dabar, nežinau, tikiuosi, kad atšils gal šiek tiek oras ir tada viskas pasikeis ir viskas bus daug geriau. Aš nežinau, gal aš jausiuos pozityvesnė ir svarbiausia, ką aš noriu padaryti, tai tiesiog nebegalvot apie tą visą operaciją, dabar ramybėj gyvenu iki kito skano, kas bus iš 4 mėnesių, tai tiesiog, žinot, kaip yra dabar mano patikra bus kas pusę metų, kas metai ir aš negaliu tiesiog gyventi iki skano, nes man dabar vienintelis tikras gyventi iki skano, po to skano gyventi iki kito skano, aš negaliu taip gyventi, man reikia tiesiog apie tai negalvoti ir apie skaną, tiesiog kaip kokią išvyką į Vilnių, įsivaizduok, yra kaip kažkokia tai pasaulio pabaiga, žinot, bet tiesiog kartais tu negali susitaroti su savo mintim, kartais negali susitaroti su savo emocijom ir to pasakoj, tai būna, kad tu tiesiog pergyveni dėl nežinomybės, dėl dalyko, kuris galbūt net neįvyks. Gal viskas bus, tarsi kitaip ir negali būti, viskas bus gerai, bet žinot, vis tiek visada išlieka tas šansas, o jeigu, o kas jeigu, ir tu visada dėl to bijai ir pergyveni, bet tiesiog, kad nors reikia man susitaikyti ir nebegalvot, o kas jeigu. Einu dabar po dantistas, ne, briketas, kaip sakiau, einu į Akropolį pasižiūrėti, gal ką nors rasiu nusipirkti. Jeigu nerasiu, tada bent jau ką nors nupirksiu Adamai, nes rytoj jo gimtadienis. Matot, kaip tuščia Šiauliuose. Leonardai. Kur tu netilps ant to? Leonardai, tu atstuosi nuo brolio. Grįžom iš parduotuvės, prisipirkom viską gimtadieniui, tai pamatysit rytoj, nieko nedarysim, ten tik šeima suvažiuos ir viskas. Nieko labai fancy, pirmas gimtadienis kažkaip, žinot, vis tiek patys kepsim tortą, neužsakinėjom nieko, tai pažiūrėsim kaip gausis. Dar užsukom į promo, kas nežinot, promo tai yra, kur ten didinamą pardavinėjam. Bet nieko gero neradom, tik sakau, sveikuoliškų čipsų. Iš šito kupsukų. Man labai patinka lentil čipsai. Ir šiaip aš toks labiau žmogus mėgėjas sūraus negu saldaus, tai man visada silpnybė yra visokiem čipsom, ten riešutam, negu kad šokoladam ir tortam. Nežinau, visada taip buvo. Adamas jau padeda kraustyti. Nežinau, visada taip buvo, tai aš stengiuosi turėti visokių tokius mėgstus sveikesnių, kad nežinau, žinot, kaip aš klausiu, nori, kad neimtų mes paprastų čipsų iš čia parduotuvės, kur netoliese. Ką čia dabar, kai kraustai? Aš paimsiu kiaušinių gerai, kiaušinių negalima. Ir šitą. Valgysi? Kur tu labai ne vieną? Ką? Ką norėjau pasakyti, kad mums labai lengva su Adamu yra vien dėl to, kad jis valgo visiškai viską, ką mes jam duodam, ten agurkai, pomidorai, salotos, visas maistas realiai, kokį mes, ką tik mes jam be pasiūlom visą valgo, tai iš tikrųjų jį kaip vaiką leliuką, tai žiauriai lengva auginti. Atsimenu su Leonardu jau metų laiko turėjau tokių problemų, kad jis ten to nemėgsta, tai ano nemėgsta, bet Adamas viską valgo, tai žiūri, faina, nes realiai ką pataisau, žinau, kad jam labai tiks ir patiks. Dabar yra šiuo metu po 11:10 ir mes darom tortą Adamui. Šiaip labai gerai įsikėpė biskvitas, parašysiu receptą. Nu, Lukas čia šiaip viską kėpė, tada maskarponę sūrį ir coconut cream išplakėm, įdėjom aviečių ir gavos tokia kaip grietinėlė labai skani, su kuria pertepsim visą mūsų tortą. Rytoj gimtadienis, nieko ten labai nedarysim, kaip ir sakiau, bet dabar galite pažiūrėti, kaip mes gaminsim tortą. Šiaip pirmą kartą gaminam tokį tortą, šiaip visada užsakydam, bet kažkaip, žinot, kam užsakyti, jeigu pats gali padaryti.
Labas! Kas čia toks? Su gimtadieniu? Adamai, su gimtadieniu! Nu ką, jau pradėjau ruošti dekoracijas po biškį, iš tikrųjų tai Luko tėvai susirgo, tai jie nebeteis, tai bus tik mano tėvai ir močiutės. Kažkaip šį kartą net nekviečiau kažkokių tai žmonių, ten draugų ar su vaikais ir taip toliau ir panašiai, vien dėl to, kad mes net nežadėjom nieko daryti, bet taip paskutinę minutę nusprendėm, kad padarysim Adamui vis tiek tą pirmą gimtadienį, nu šiek tiek, ta prasme, paminėti, žinot, pasidarėm fotosesiją, tai žiūri faina, nes visada fainiau fotosesija, jeigu darot kas nors gimtadienį namie, tai pasidarykit ir mokat fotkinti, nu tai neateina jokie fotografai ir panašiai, tai pasidarykit pirmą fotosesiją be svečių namie, nes žinot, kai svečiai yra, tai kartais ten, nu nebeišeina, pamiršti nufotkinti ir toks balaganas, o čia dabar va, pasidarėm fotosesiją ir dabar galėsim švęsti gimtadienio ir nebereiks taip rūpintis tom nuotraukom, žinot, nes kiekvienas iš kiekvienos šventės mes norim kažkokių tai gražių nuotraukų, bet kartais tiesiog nesigauna, nes aplinkui svečiai čia valgyti, čia pradeda valgyti, pradeda viską daryti ir, nu, nesigauna tos fotosesijos padaryti, ten visi vaiką nori paniurkyti, ten jis pradeda verkti ir taip toliau ir panašiai, tai va, kad nebūtų streso, pasidarykit fotosesiją prieš tai, aš taip visada darau. Šiaip man labai nepatinka samdyti jokių ten fotografų, nežinau, aš labai nejaukiai jaučiuosi prieš objektyvą, kai kas nors kitas mane fotkina, todėl aš dažniausiai nedalyvauju jokiose fotosesijose ar, nežinau, neinu jokios studijos fotkinti, čia vieną kartą buvau, kalėdinę fotosesiją darėm ir norisi tų nuotraukų gražių, bet aš pati nežinau, kiek aš pafotografuoju, tiek užtenka. Nesakau, kad aš ten jau belė kokia gera fotografija, bet, nu, nežinau, tikrai užtenka tų nuotraukų ir plus, kas yra gerai, kad vaikai jaučiasi geriau prieš kamerą, kai tu juos fotografuoji, nes jie tave pažįsta ir jie yra savoje aplinkoje. O kai tu nueini į svetimą aplinką, tai tu nežinai, kaip vaikas reaguos, gali svergt, gali bijos, norės ant rankyčių ir, nu, neišeis tų nuotraukų, tų gražių padaryti, nežinau. Man jaukiau namie visada, tai mes visada daromės tokias mini fotosesijas iš visokių švenčių namie. Šiaip yra labai daug darbų, dar liko 2 valandas ir pasimsim Leonardą iš darželio ir dar atėjo man iš Zaros siunta labai didelė, tai ten ir Lukui užsakiau ir savo ir šiek tiek Adamui. Leonardui tik nieko neužsakiau ir labai gaila, nes dabar pasižiūrėjau, kad jis kažkaip labai greit išaugo savo tos rūbus. Šiandien rengiau į darželį, žiūriu, kad nieko nebeturi. Nu, aš turiu jam, nes dabar toks įdomus dydis. Tie 3-4 rūbeliai per maži, o, nu, tokie matos, kad jau šiek tiek išauktiniai, o 4-5 dar per didelį. Tai toks tas dabar periodas, kai nežinai ką dėti, ar per didelius, ar per mažus geriau. Nėra to tokio viduriuko auksinio, bet nieko to įdaugs. Šiaip šiandieną jau nuotaika mano daug geresnė, gal kaip matot, aš kažkaip nežinau, labai save vakar ir dar šiandien labai save raminau, kad tikrai viskas bus gerai, kad aš mažiau galvočiau, mažiau prisigalvočiau ir tiesiog ateities aš nežinau, tai net neverta dėl to pergyventi, nes kai bus, tai bus, mes kiekvienas turim savo likimą ir nuo jo nepabėgsim, bet tiesiog dabar reikia gyventi šią akimirką man geriau ir nesifokusuoti į rytojų, nes aš nežinau, kas bus toliau, aš nežinau, kas bus su ta mano liga toliau, aš dabar esu sveika ir to man pakanka, kad aš gerai gyvenčiau ir tiesiog turėčiau pilnavertį gyvenimą, žinot, nes aš negaliu tiesiog gyventi kiekvieną dieną ir galvoti, kas bus rytoj, ar atauks ar netauks ir kas bus toliau, aišku. Čia vieną sakau, kitą darau, kartais tikrai sunku negalvoti apie tai, bet stengiuosi ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai ir jūs, kas, nežinau, tikite visatai Dievą, jei galit, pasimelskit už mane, jeigu prašysit kažkieno, paprašykit ir už mane, nes tikrai vienintelio dalyko, ko man reikia gyvenime, tai yra sveikata. Klausau.
Nu va, susiruošėm. Atamukai. Ką tai tokia gražuolė su džinsais? Bet taip gražiai viskas gavos. Aš kaip valgyt noriu, dar kepam sparnelius. Bet toks mano outfitas. Melnus ir oversize navaikė. Išėjom pasivaikščiot. Laukia tai koks -17. Tad labai gražu, taip jau labai seniai nejutau, kaip net nosis išsiklijuoja nuo šalčio. Einam prie Dalšos biškį. Šiandien Leonardas jau nebeišėjo į darželį, nes labai šalta. Biškį pasivaikščiosim ir tada reikės eit namo. Bet pažiūrėkit, kaip gražu. Vau. Tokia graži dieva. Na? Ta kartą? Prirašėjai video? Leonardakai. Nori tu su manim daryti, ar nori su žaisliukus? Nori. Nu tai stokis ten. Vau, žiūrėk. Nu, suskaičiuok, kad būtų 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, dabar priimk mane biškį ir dabar mes pasakysim, ką mes darysim. Okay. Nu, šnekėkim. Ką mes darysim? Labas rytas. Labas rytas. Mes darysim tokį užkandį su šokoladu. Su šokoladu. Sveika. Sveika. Je. Nu, ką šimti vieną išimnuoju. Nori išimti? Gerai, aš praskleisiu taip, o tu išim kauliukus. Ok, aš išimsiu kauliukus visas. Gerai. Man Nu, nepatinka. užteks, pasidarysim tiek. Darysim tiek. Dabar pasiėmame riešutų sviestą. Kokias? Nori paragauti? Ne, ne. Ir dabar žiūrėk, ką mes Mama, darysim. sakiau, čia nutiesu. Ai, tu čia... Ne, dabar dangtuks purvins. Purvins po Čia kaką. reikia. Dėmes čia. Nu gerai. Žiūrėk, dabar aš į vidų dėsiu riešutų sviestą, gerai? Va. 2, Mes naudojam Migdolo riešutų sviestą. 3, 4, oi. 4. Tas datulės, kur darėm šiandien, tai žiauriai, žinokit, skaniai gavos. Čia toks mano kaip mėgstamiausias, dabar jaučiu užkandis saldus bus. Tas riešutų sviestas, tas šokoladas. Labai skanu.